Sveiki! Šiais laikais, kai atrodo, kad dirbtinis intelektas gali viską, vis daugiau žmonių staiga net patys to nesuprasdami atsiduria programuotojo kėdėje. Bet žinoma, greitai paaiškėja, kad viskas galbūt nėra taip jau paprasta. Ir čia slypi visas įdomumas. Nors dirbtinis intelektas gali sugeneruoti kodą, jo galimybės vis dar ribotos. Ir kai kažkas neveikia taip, kaip norisi, tenka pradėti gilintis, aiškintis, kas ten po to kopotu vyksta. Ir štai taip, nejučia pradedama mokytis programuoti. Taigi, nerkime į tai giliau. Šios apžvalgos tikslas – nubraižyti tokį bendrą kompiuterijos pasaulio žemėlapį. Jis padės suprasti pagrindinius principus ir pamatyti, kaip visos tos detalės susijungia į vieną veikiančią visumą. Gerai, pradedam. Ir pirmas dalykas – tai šiek tiek pakeisti požiūrį. Pamėginkime įsivaizduoti, kad kompiuteriai yra absoliučiai visur ir tiesą sakant, valdo didžiojo dalį mūsų kasdienybės. Tik apsidarykite aplinkui. Kompiuteris yra ne tik ta dėžė ant stalo, jis yra telefone, kurį dabar galbūt laikote rankoje, automobilio prietaisų skydelyje, net savitarnos kasoje parduotuvėje. Kai pradedama tai pastebėti, pasaulis tiesiog atsiveria iš naujo. Ir štai dabar pats svarbiausias momentas. Visi šie įrenginiai veikia pagal programinės įrangos, tai yra kodo, nurodymus. O tai reiškia, kad išmokus rašyti kodą, atsiranda galia valdyti visą šį mūsų supančių kompiuterizuotą pasaulį. Gerai, keliaujame toliau. Dabar panagrinėkime pačius pagrindus. Absoliučiai kiekvienas kompiuteris susideda iš dviejų esminių dalių. Pažiūrėkime, kaip jos dera tarpusavyje. Techninė įranga arba geležis yra viskas, ką galime fiziškai pačiupinėti – ekranas, procesorius, atmintis. O programinė įranga – tai ta nematoma magija, instrukcijos, kurios visą tą metalo gabalą priverčia daryti kažką naudingo. Na, o kompiuterio dalis galima paaiškinti visai paprastai. Procesorius CPU – tai jos smegenis. RAM – trumpalaikė atmintis, kuri viską pamiršta, kai tik kompiuteris išjungiamas. Saugykla arba kietasis diskas – tai ilgalaikė atmintis failams, o pagrindinė plokštė – tai tarsi nervų sistema, kuri viską sujungia į vieną visumą. Programinė įranga, programėlė ar tiesiog kodas – visa tai iš esmės yra tas pats. Ir būtent tai ir sukuria tie dirbtinio intelekto įrankiai. Jie parašo instrukcijas, kurios leidžia tam pačiam telefonui atlikti tūkstančius skirtingų funkcijų. Gerai. Dabar jau suprantame, iš ko sudarytas vienas kompiuteris. Bet visas grožis atsiskleidžia tada, kai jie pradeda bendrauti tarpusavyje. Tai kaipgi jie kalbasi? Kiekviename įrenginyje yra operacinė sistema. Galima ją įsivaizduoti kaip tokį pagrindinį vadybininką arba orkestro dirigentą. Jį paskirsto resursus ir užtikrina, kad visos programėlės veiktų sklandžiai. Tai ir yra Windows, macOS, Android ir panašios sistemos. Štai čia daugelis dažnai susipainioja. Pabandykime paprastai. Internetas – tai fizinė infrastruktūra. Kabeliai po vandenynų, serveriai, tarsi pasaulinės kelių tinklas. O pasaulinis tinklas arba webas – tai viskas, kas pastatyta ant tų kelių. Svetainės, programėlės – tai tarsi pastatai ir automobiliai, kurie tais keliais naudojasi. O kaip ta informacija keliauja tuo tinklu? Dažniausiai viskas veikia pagal kliento serverio modelį. Viskas labai paprasta. Yra klientas, pavyzdžiui, naršyklė, kuri kažko prašo, ir yra serveris, galingas kompiuteris, kuris tą prašymą įvykdo. Ir šis procesas visada vyksta dviem žingsniais. Pirma, naršyklė arba klientas išsiunčia HTTP užklausą tarsi laišką. Ei, duok man šitą svetainę. Antra, serveris suranda reikiamus failus ir atsiunčia juos atgal kaip atsakymą. Paprasta. Puiku. Dabar, kai turime pagrindus, sujunkime visus taštus ir grįžkime prie to, nuo ko pradėjome – prie interneto programėlių kūrimo. Prieš neriant giliau reikia įsiminti vieną auksinę taisyklę. Kompiuterio pasaulyje galų gale viskas yra tiesiog failas. Nesvarbu, ar tai nuotrauka, ar daina, ar sudėtingiausia programa, giliausių lygmenių tai yra tiesiog failas. Kiekviena svetainė prasideda nuo HTML. Tai yra pastato karkasas, jo skeletas. HTML apibrėžia, kur bus antraštė, kur pastraipa, o kur paveikslėlis. Tai yra turinio struktūra. Gerai, karkasą turime. Dabar reikia jį aprengti. Tam skirtas CSS. Jei HTML yra skeletas,
Tai CSS tai drabužiai ir stilius. CSS atsako už spalvas, šriftus, atstumus tarp elementų, už visą vizualinį grožį. Ir galiausiai JavaScript. Tai yra svetainės gyvybė. Mygtuko paspaudimas, atsirandanti animacija, iššokantis langas, visą šį interaktyvumą ir dinamiką suteikia būtent JavaScript. Tai mus atveda prie turbūt svarbiausio klausimų. Gerai, turime visus tuos HTML, CSS, JavaScript failus, bet kurioje vietoje jie yra vykdomi? Kieno kompiuteryje? Ir atsakymas yra toks. Kodas veikia dviejose vietose. Kliento pusė arba frontend yra tai, kas atsiunčiama ir veikia tiesiogiai naršyklėje. Tai lyg restorano sale, kurioje viskas matoma. Serverio pusė arba backend veikia kažkur toli, galingame kompiuteryje ir atlieka visą sunkų darbą. Tai lyg restorano virtuvė, kurios niekas nemato. Taigi, kai dirbtinio intelekto įrankis sugeneruoja svetainę, dažniausiai jis sukuria būtent kliento pusės kodą, gražųjį fasadą. Norint tapti visaverčių kūrėjų ir kurti sudėtingesnės sistemas, kitas žingsnis neišvengiamai yra suprasti, kaip veikia ta virtuvė – serverio pusė. Dabar, kai turime šį bendrą vaizdą, atsiveria daugybė kelių. Galima gilintis į dizainą su CSS, į interaktyvumą su JavaScript, o galbūt į serverio logiką. Kuris kelias atrodo įdomiausias? Juk tai tikrai tik kelionės pradžia.